Sveiki sugrįžę. Čia patarimų rubrika, kurioje šiandieną pakalbėsime apie išmaniai valdomų patalpų arba kitaip vadinamų verslo boksų nuomą ir ką reikėtų žinoti, norint tokią erdvę įsirengti. Pauliau, bet pirmiausia pradėkime nuo to, kas tie verslo boksai. Verslo boksai tai yra nedidelė, kompaktiška, patogiai ir puikiai išplanuota erdvė, tinkanti tiek smulkiam, vidutiniam, kartais net ir stambiam verslui. Verslas iš esmės gauna šitoje erdvėje maksimalią naudą iš kvadrato. Jisai nesinuomoja to ploto, kurio jam nereikia. Jisai turi tai, kas jam yra patogu, vystyti savo verslą. Kitaip tariant, net nedideli verslai gali išsinuomoti jų poreikius atitinkančias 2 aukštų patalpas ir naudotis didelių verslų privalumais, boksų administravimo bei valdymo paslaugomis ir bendra projekto infrastruktūra. Pauliau, o kuo Nord Space verslo boksai skiriasi nuo mums įprastų verslo patalpų? Dažniausiai įprastos verslo patalpos tai yra arba administracinės paskirties, kur yra ofisas, ir atskirai yra, tarkime, sandėliavimo arba gamybos paskirties patalpos. Šiuo atveju tai yra kombinuotas plotas, kuris maksimaliai leidžia išnaudoti verslui reikalingą plotą. Pavyzdžiui, klientas nori įsivaryti transporto priemonę arba prekes arba įrangą ir šiuo atveju jis tą gali padaryti labai komfortabiliai pro vartus, kurie automatiškai atsidaro. Kitas nemažiau svarbus dalykas yra tai, kad šiaip patalpos yra labai išmanios. Tai yra patalpų valdymas per aplikaciją, kas leidžia aplikacijos pagalba atidaryti ir uždaryti vartus, duris, jungti, išjungti signalizaciją, apšvietimą ir panašiai. Šildymą? Be abejo. Žiemą tai yra labai aktualu, vasara yra vėsinimas, kas irgi yra aktualu klientui. O patekimas į verslo boksus yra pro tas pačias duris, kurios yra transformuojamos į vartus arba atvirkščiai? Kiekvienas klientas jis neturi eiti po kažkokią tai atskirą arba bendrą erdvę, jisai turi savo priskirtą, reiškia, įėjimą, tai yra vartai, tai yra durys ir jisai bet kada, tiek pats būdamas vietoje, tiek gali, pavyzdžiui, būti nuotoliu, per aplikaciją tai daryti ir uždaryti vartus, įleisti, pavyzdžiui, tarkime, atvažiuoja kurjeris, jisai gali nuotoliniu būdu, nebūdamas pats patalpose, suteikti galimybę patekti į patalpas. Gal galite pasidalinti egzistuojančiais jau pavyzdžiais, kokie verslai čia yra įsikūrę? Iš esmės, patalpos yra tinkamas plačiam spektrui verslų, išskyrus tokie, kurie susiduria su, pavyzdžiui, šiokia tokia tarša, tai ten būtų automobilių remontas, keičiant tepalus ir panašiai. Turime klientų, kurie, pavyzdžiui, naudoja patalpas sandėliavimui, tai būtų daržovės, įranga, kurią, pavyzdžiui, klientai naudoja važiuojant po to dirbti pas savo klientus. Turime netgi klientą, kuris kepa picas ir išvežioja Volto pagalbą. Taip pat šitomis patalpomis naudojasi video turinio kūrėjai, kurie aptarnauja HBO ir Netflixą. Yra kosmetikos prekių pardavėjai, kurie naudoja šitas patalpas faktiškai distribucijai ir atidavimui klientui. Yra verslų, kuriems įdomu turėti taškus skirtingose miestuose, nes šią dieną mes turime patalpas Vilniuje ir Kaune, bet planuojame atidaryti patalpų ir Klaipėdoje, ir Rygoje. Tiesa, tokias erdves galima pritaikyti ir hobiams. Čia galėtų būti net ir tokia nuo šeimos pabėgimo vieta, su bernais, pageiminti. Šitas patalpas, kaip man cave mes vadiname, tą patį turėjau omeny. Tikrai būtų galima pritaikyti ir, nepabijokim to žodžio, vyriškoje kompanijoje, kartais gerai praleisti laiką. Žinoma, boksuose taip pat mielai kuriasi įvairia meninė veikla užsiimantys žmonės, pavyzdžiui, drabužių dizaineriai, floristai ar skulptoriai. Pauliau, kaip panaudoti verslo boksą mes šiandieną apkalbėjome iš įvairių rakursų, o dabar patarkime laidos žiūrovams, jeigu jie jį norėtų įsirengti, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Iš esmės, ką mes darome, tai mes neribojame klientų fantazijos, taip kaip jie nori, taip gali įsirengti tas patalpas. Klientas turi atminti, kad viršuje yra galimybė įsirengti administracinio tipo plotą, apačioje tai yra sandėliavimo gamyba ir panašiai. Klientai gali įsirengti sanmazgą, jie turi elektros galimybę pasijungti prie trifazio, yra šildymas ir tiesiog reikia prisitaikyti prie savo poreikių. Verslo bokso erdvės tarsi baltas popieriaus lapas, kur kiekvienas pats gali spręsti, kaip tą erdvę sujaukinti ir išdėstyti stelažus bei įrangą joje. Žinoma, nederėtų pamiršti elementarių ergonomijos principų. Pavyzdžiui, išlaikyti patogius atstumus praėjimams bei administraciniam darbui skirtus stalus statyti prie lango. Taip sutaupysite apšvietimo kaštus. Čia aš kiek žiūriu dabar, tai ribojamas tik tai mūsų fantazija. O šiaip prisiminus šiek tiek istoriją, dėlėtų nepamiršti, kokiose erdvėse gimė didžiausi pasaulio verslai. Tai tokio gražumo erdvėje, oho, ką čia mes galime sukurti. Išties, Apple'as, Amazonas, Microsoft'as irgi pradėjo verslą verslo boksuose. Ačiū šiandieninius patarimus, o laidos žiūrovams galime palinkėti kurti savo verslus ir be abejonės nestokoti idėjų. Ačiū Jums. Brangų žiūrovai, atsisveikiname su jumis iki kito šeštadienio tuo pačiu metu 11:00, žinoma tik per pačią žiūrimiausią TV3 televiziją. Gražaus savaitgalio. Iki.